Žalgirio fanai, pagaliau su jumis sveikinuosi po vasaros atostogų. Nuo šiandien Žalgiriui ypatingai svarbi diena, nes šiandien Žalgiris visiškai atnaujina savo įvaizdį, atnaujina savo logotipą, tad keliaujame pasidairyti. Na, o jūs žiūrit Žalgiris Backstage. Svarbi diena Žalgiriui. Kaip jūs vertinat visą šitą atsinaujinimą? Man tai labai patinka. Iš tikrųjų, aprangos ne tiek, kiek jos pasikeitė, bet kiek daugiau atsirado pasirinkimo fanam, tiek pačiai komandai daugiau visokių dalykų, produktų ir tas pats logotipas iš tikrųjų man jis gražus. Taip, aš suprantu, kad daugam iššaukia galbūt kitokias emocijas, bet galbūt ne pats logotipas, o tai, kad jis yra pakeistas, pats pasikeitimo procesas. Taip, pokyčiai. Tai pokyčių sunku priimti, bet aš galvoju, kad fanai apsipras ir komanda pradės skinti pergalės ir tas logotipas taps vėl savas visiems mums. Arvydai, labai smagu šiandien matyti šiame renginyje Žalgiriui, tai svarbus naujas etapas, kaip jūs vertinat šitus pokyčius, naują logotipą? Viskam ateina galas ir prasideda kitas. Taip ir čia, manau, laikas geras ir turbūt laikas, kaip ir išaiškino. O logotipas čia skonio reikalas, turbūt čia. Tai jūsų skonio. Ir skonio ir laiko. Tai gerai, bet dabar visiems įdomu jūsų skonis. Tai jūsų skonį atitinka ar visgi ne? Svarbu atitiktų marketingą, kaip aš supratau. Iš tikrųjų taip. O matėme ir e-shop'e bus visokių naujų atsinaujinimų, tai gal jau kažką nusižiūrėjot, kas jums patiko, ką norėtumėte? Nusižiūrėt. Kai pradės gaminti ant centrų. Aš manau, kad jau Žalgiris tikrai kažkas. Tada tikrai nusižiūrėsiu aš. Gerai, ačiū. Dabar tai pavarvint seilę, žinai. Bet pavarvinot, buvo kažkas, kas krito į akį? Tai aš pats pasidarysiu. Gerai. Tai kaip tu vertini visus šitus pokyčius, viso atsinaujinimą, naują logo? Man iš tikrųjų, labas, Žakai. Ateik, Žakai. Ateik, va. Jo. Atsisuk dabar. Žakutė, apsisuk. Va, į kamerą. Va, nu dabar gali pasišypsoti, Žakai. Tai va, iš tikrųjų labai džiaugiuosi visais dizaino pakeitimais. Džiaugiuosi svetainės pakeitimais, džiaugiuosi e-shopo dizainais tais visais. Nu, man labai kietai atrodė. Logotipas, kaip pradžiai pamačiau, toks galvoju, nežinau, toks ne iki galo gal, žinai. Kai sužinai, kas dar už to slypi, visiškai kitaip žiūri į logotipą. Ir dabar išėjau čia sakydamas, kad geras logo. Tai vertinu viską realiai labai pozityviai. Įtikino. Labai smagu jūs matyti šioje Žalgirio šventėje, šiame naujame etape. Tai kaip jūs vertinat visą šitą atsinaujinimą, visą šitą įvaizdį, naują logotipą? Teigiamai. Ar patiko? Patiko labai ir aš galvoju, kad verta tą daryti. Tik tai truputėlį nesupratau vieno, kodėl nenorit kartais pasikeisti ir spalvų, aprangos spalvų. Todėl, kad aš žinau Barceloną, tiek futbole, tiek krepšinyje, matėt su tokiam oranžinėm, elektrinėm visokių prigalvoja. Aš už naujoves. Tai kokius spalvas siūlytumėt? Na, aš nesiūlysiu nieko. Turit krūvą dizainerių. Jo, bet aš taip, man įdomu, kodėl nebūtų įdomu pabandyti su kažkokia kita. Labas. Labą dieną. Su naujais metais. Su naujais metais. Daug pasveikinti tave. Su nauju sezonu. Su nauju sezonu. Man tai aš matau, kad tu jau pasipuošęs nauja apranga. Atrodo šiaip žiauriai, tai aš jau irgi noriu. Tai kaip tu vertini visą šitą Žalgirio atsinaujinimą? Tai tik tai teigiamai. Vien užteko pasiklausyti prezentacijos ir visos istorijos ir strategijos Žalgirio organizacijos, Žalgirio komandos, ne tik tai krepšinio, bet ir visos mūsų, kaip ir sakiau, organizacijos. Viskas ten buvo aiškiai paaiškinta, sudėta. Tai yra logotipas, kuris atitinka pasaulinius standartus, yra atpažįstamas, išlaikęs savitumą, išlaikęs savo veidą. Iš karto tu supranti, kad tai yra Žalgiris ir kiek man teko pasišnekėti su dizaineriais, tai jiems pasakiau tokią mintį, kad tik užmetęs akis, spalvos, kurios pasiekia akis, tai oranžinė, žalia ir balta, jos ateina būtent tokia tvarka. Iš pradžių tu pamatai kamuoliuką, tada žalia, balta ir tau iš karto yra Žalgiris. Žinai, būna pavasarį medis išsprogsta lapai,
sužaliuoja, žiūrėk, sužaliuoja. Kur čia prives? Tada ateina ruduo, pakeičia spalvas ir jie nukrinta. Ir žmonės sako, Dieve mano, kaip buvo gražiai, bet tu nekabini tų pačių lapų ant medžio ir nebededi. Ėjo ir praėjo. Ateis kitas sezonas, užaugs kiti lapai ir jie vėl nukris. Čia yra tokia istorija, pasaulis keičiasi, mes nesame jo šeimininkai, mes esame tik tai pakeleiviai. Mūsų nebebus, Žalgiris liks visada amžinai ir jis turi keistis šiek tiek. Mes patys keičiamės kiekvieną dieną.